Labadiena visi krepšinio fanai, sveikinu su jumis iš Valdo Adamkaus sporto centro, kuriame į labai svarbės Nostra RKL savaitės rungtynės. Stoja Vytauto Didžiojo universiteto ir puolime po vakar dienos rungtynių. Čia Modestas Žaunieriūnas, 3 taškai, negalime jo puolėjo pozicijoje ir būtų talentingiausias šios sudėties penketas aikštėje. Čia Norutis iš toli. Štai Ričardas Butkus. Keitęs prieš Emilį Baltrimavičių, priverčia Baltrimavičius. Štai tai! Sėkmė nusišypso pastarajam, Ignas Dirda. Rokui Stankevičius 4 kartą meta šiandieną iš toli ir 4. Ališauskas klaidina dabar Anušauską, Šokas galėjo mesti iš toli, Žukauskas vėl nemato. Ir 3 taškai, kurie 17. Juozai, buvo sunki pradžia Vytauto Didžiojo universiteto komandos krepšininkams, dabar Benas Ališauskas šiame sezone yra vienas komandos lyderių, renka vidutiniškai po beveik 16 taškų, atkovojo po 5 kamuolius ir atlieko po 2,2 rezultatyvaus perduočio. Sukaktį Laurinas Klimas, tai gal visa komanda užsisėdėjo. 3+1 sekesnė. Gustas Grabauskas griūna ir praranda kamuolį. Be pražangos, prarastas kamuolys, Modestas Žaunieriūnas tradicijoje iš toli 3 taškai. Tai tau ir aš nežinau, kaip pavadinti šį žaidėją, tačiau viską darantis aikštelėje, Rokas Stankevičius. Tikslaus Modestos Žaunieriūno metimo tradicijoje, čia Stankevičius iš toli mindamas lygtais 3 taškio liniją į vadovų komandą. Ir apskritai šiame sezone Domas Osis per rungtynes išmeta po 7,7. Roko Stankevičiaus žaisti su juo pick and rollus. Čia klysta Artūras Pelšas, Anušauskas pasileidžia greitai į puolimą. Domui Juosiui perdavimas 2 taškai. Paulius Ivanauskas laukia. Perimetro linija bando. 2 ir būtų tik pagavęs kamuolį. Šičia 2+1. Žingsniai nusišypso sėkme. Kolesnikovas nemeta į krepšį. Ir 3 taškai. Olele Pupytės vieno lyderio, kuris patemptų komandą. Ričardas Butkus. Metimas iš toli. 3 taškai. Kas buvo, tas pražuvo. Prienai pelno 2 taškus. Laurinas Klimas. Stoguotas Baltrimavičiaus metimas. Savo varžovai nublokuoja oponentą ir gali tęsti dar savo ataką. Būtų čia 2 taškai ir paleistas Rokas. Momentuose VDU komandos žaidėjai Modestas Žaunieriūnas atakai 7 sekundės iš vidutinio nuotolio. Koks sunkus metimas su pražanga. Baigti taip pat Prienuose. Taip ir lauks prieš Akmenės komandą. Susitikimas čia 2+. Krepšį VDU nusisteikia atsakyti dar taip pat taškais, tačiau klysta Laurinas Klimas. Dar uždaro rungtynės Benas Šepulis tikslių 2 taškų, tačiau tai nekeičia nei rezultato. Nieko 96-81.